gavome pranešimą iš Baltarusijos pajėgų apie galimai judančius dronus į Lietuvos teritoriją. Analogišką informaciją gavo ir mūsų kaimynai Latvijai ir po pasakoje, aišku, buvo reaguojama. Tai pirmiausiai buvo pastebėti ir signalai radaruose tiek Latvijos teritorijoje, jų radarai fiksavo atžymas, tiek ir mūsų kopo radarai, stacionarūs radarai fiksavo atžymas. Ir tai iš situacija matosi, kad kažkokie objektai juda į Lietuvos teritoriją. Po pasakoje Pas mūsų ramu, nėra ko kišti nagų, pyragą kepam laiku. Užsienio saugumo užtikrinu, kad pas mūsų tikrai ramu, nieks neskraido. Už jūsų sveikatas jums. Ir kantrybės. Ramaus gyvenimo. Nu, pyragą kepam. Vadinasi, duona su kmynais. Dabar bandysim mes išjungti. Ištrauksiu, pasižiūrėsiu. Ką mes iškitam. Nekiškit nagų. Duona kepam mes laiku. Wow. Pasakiškas. Skonis. Gražybė, ne? Sava duona, kita forma. Pažiūrėsim, kas gaunasi. Saus, labai puikiai. Pasakiškas. Bandysim. Sausai. Taip, čia jau aptarėm praeitą valandą daugybę skundų iš tėvų, kad jie sulaukė raginimų pedagogų, kuo greičiau atvykti į mokyklas, darželius, Visai neblogai. Nu tai, konstatuota, kad taip elgtis normaliai. įstaigos neturi teisės, bet čia įdomus momentas, kas turėtų juos informuoti ir išmokyti. Mes matom, kad duona iškepta gerai. Bandysim atsisekti. O, nu karšta. Karšta. Gerai, biškį. Kavos užjūsų. Kad doma būtų visada iškepta. Kiekvienai šeimoje. Tokia. Kad galit pramaitinti savo šeimą. Taip, dabar geriau. Jo, tai aš ir sakiau, jeigu negirdėjote, kad tai nereikia įžadinėti. Dabar tą atstosim į šoną. Labai karštas, formą reikia ištraukti. Tai aš manau, kad čia iš tikrųjų nuo vyriausybės, nuo
Taip, taip mes neištrauksim. Mes taip neištrauksim. O šitą reikia ištraukti. Aha, karšta. Karšta labai. Vat taip paėmiau, dabar į kalą negaliu ištraukti. Vokiečių gamyba. Ranką įkišau, ištraukti negaliu. Nu čia jau geras, ar ne? Vokiečių gamyba, faktas. Iškepiau ploną. Kas pasikeitė? Pasikeitė, kad forma yra mažesnė, ilgiau kepėsi. O čia forma yra didesnė ir iškepė greičiau. Ne? Ir pyragas pasidarė plonesnis. Čia išbandžiau kepti duoną. Plona. Panašu į biskvitą, ne? Biškai galima patepti ką nors ir padaryti picą, ne? Sugalvosi matyti ką nors. Nu, čia iš dalies tokia forma tinka pyragą kepti, pavyzdžiui, obuolių. Ne? Forma graži, nu, eksperimentuoti reikia. Va. Ištraukiau pagaliau. Iškepėm. Nu, kepėm viską. Tinka viską. Nu. Yra geras toksai dangčiukas. Jeigu man reikia kaip atšils, uždengsiu dangčiukus. Ir niekas neįskris, ne? Ateina šilti orai, ne? Ne kokie vorai, ne kokie pabalai, ne kokios musės, ne? Neįskris mums ir nesugadins pyragą. Tai mumis pasirūpina Vokietija, kad mūsų Žemaitija būtų saugi, į sieną būtų apsaugota. Aišku, aš pajungiau radiją, ką jūs girdite, aš nenoriu komentuoti. Aš noriu pasakyti gerbiami Lietuvos kariuomenė į NATO atstovai, užtikrinu, kad pas mūsų nieks čia neskraidė, nėra ko čia pergyventi. Dėl sienos su Rusija yra saugu, nieks čia mumis neskriaudžia. Viską, ką jūs tenais sprendžiate politiškai, mums paprasti gyventi, kištis ten nebūtina. Tai tema buvo tokia, kad iškepti šiandien pyragą, be jokių rūpesčių, be jokių nesupratimo, kad nekiltų klausimų. Pas mus viską ramu. Oro erdvė, pas mus ramu. Dabar pasižiūrėsim, kaip čia bus. Mes
tą ištraukti. Įsivaizduokit, kad aš, ką bedaryčiau, ne? Sanskaitas, manydystą, viską, aš noriu gauti. Mes čia gražiai sudėsim. Ir Mainai tokie. taip, Tokį pyragą. panaudoti tuos Iškeptas. Ir man nebuvo svarbu ten, ar gerai aš darau, ar negerai ten žmonėm. Man svarbu buvo gauti. Nes anksčiau ir vėliau ateina tas vat momentas, kada man reikia kuo daugiau pinigų, kuo daugiau dar kažką. Aš pradedu apgaudinėti pirmi, kas eina. Artimi žmonės. Aš pradedu myloti, aš matau, kaip tas veikia. Kaip Savo įdomu. personaliu melagin. Jo. Ir atrasdavau savo pasiteisinimą dėl to, aš Tai ką mes darėm? Vat kad man blogai tokie maltos, Uždengiam dangčiuku. kad man dėl to aš taip turiu. Ir ta sąžinė, jinai, Viskas. vis tiek yra, jinai visada kalba neteisingai darai. Bet aš visada ją spausdavau. Nes man buvo Aha. naudinga klausyti savo sąžinės. Manegi tėvai nemokė taip elgtis. Čia reikia užsisegti nešti, suprantu. Aš žinojau, kad jis vartoja. O, reikia gerai, ne? Tėtis išėjo į vieną pasaulį, gan anksti. O mama neįsigando. Tais laikais dar aš gal grįžčiau atgal biškį, aš pradėjau vartoti. Vo, kaip mes gudriai padaryta. Vis negali suprasti vokiečių konstrukciją. O matot, taip galiu paimti, neiškris. O taip galiu. Taip. Tiesiog užvaldė. Čia kaip apsidimas. Konstrukcija įdomi, ne? Vokiečių gamyba. Ką jūs buvot pasiruošęs padaryti su tuo? Ai, tik to. Ar jūs stebinate? Ir meluoja. Ar buvo kaip Gudrybių pilna padaryta. Kaip čia padaryti mums kitaip? Slava, ar būdavo akimirkų, kada jūs... A, vo, kaip dar galime padaryti. Padarysim kitaip. Sakydavot, viskas, stabdau, reikia, mes nebenoriu šitaip. Kiek kartų? Nu. Nes aš blaiviai gyventi, Ką mes pirkame? Jeigu Vokietija taip daro, tai ką Kinija gali pasiūlyti? Aš galiu, aš sugebėsiu. Gerai. Sportuoti kažkaip tai gal dirbti, aš niekada galvoju, pradėsiu keliauti. Nu, što baigsim. Bet aš visus Įsprendžiam šį klausimą, ne? mano galva veda man į važiuojamą banko. Dabar mumis čia nieko neįskris. Mes vietoj skudurio, kad apdengti, mes uždėjom šitą dengtuką plastmasinį. Nes aš negaliu priimti tą pasaulį blaiviai. Nes mane pradeda Su jumis buvo Kepėjus, Nes aš egoistas, Sergejus Tamulenko. pagal mano valią. Sudie.